Ankstyvas sekmadienio rytas 10:30. Šio sekmadienio planai: lekiam iki sodybėlės, biškį apsitvarkyti savo aplinką, nors kažkaip tai nebuvo planuota šią savaitę nei kartą važiuoti, bet jau gaunasi taip, kad jau antras kartas. Prisikrovėm iš tikrųjų pilną mašiną, geros nuotaikos, šašlaikų, įrankių, tai žiūrėsim, gal pavyks kažką tai pasidaryti, tikėkimės ir tikėkimės, kad tenais privažiuoti ir nereiks kur nors laukuose šašlaikų kepti. Tai šios dienos planai iš tikrųjų buvo kas? Apsitvarkyti aplinką, tai yra pabandyti sudeginti medžių šakas, kurie buvo išpjauti. Na ir dar vieną tokį planą chuliganą turiu, pabandyti tą buvusią pavėsinę nuverst. Galvojau, kaip tą padaryti, buvau pradėjęs aš ją ardyti, bet turbūt paprasčiausias būdas bus užkabinti ant mašinos kablio ir ją biškį truktelt. Ir jinai turėtų sugriūti. O paskui tik tai tas lentas į krūvą sumest ir sudeginti. Nu, aišku, šiperį pasilikt ateičiai. Gal truk kur nors prireiks. Tai vat, viskas, lekiam, žiūrėsim, kas ten gausis. Šiandien iš tikrųjų nedaug ką nuveikėm, bet vis dėlto. Ir čia buvo didelė krūva šakų ir medžių, tai jos baigė rusenti čia. Čia sklypo pakrašty. Nu, tiesa, šašlikiukas nelabai šiandien pavyko, nes neturėjom normalios šašlikinės, tai grilyje, tai šūda. Bet vis tiek skanu, gamtu. Ir čia iš tikrųjų turėjom didelę krūvą šakų, bandžiau aš ją čia pakurt, bet kadangi viskas šlapia, viskas permirkė, tai nelabai kas gavosi. Tai tiesiog apsitvarkėm, kiek įmanoma praėjom iš tikrųjų tų visokių, dar tų vat ataugų, ūglių visokių su pjūkliuku irgi pjausčiau, iš tikrųjų reikia juos išsivalyti, nes čia buvo labai daug slyvų. Tai tas slyvas nupjovus, kelmus palikau, kad galima būtų paskui išrauti jos, tai vat nuo tų kelmų labai auga ūgliai. Tai iš tikrųjų, chebra, jeigu jūs kur nors esat matę ar užuodę ar kažkas prekiaujat, būna ant krūmapjovės dedasi toks diskas ūgliam pjaut, tai duokit man žinot, kur jį nupirkti, nes aš tą diskus 3 turiu, bet jie yra skirti labiau aukštai žoliai nei kad tuos ūglius. Tai vat iš tikrųjų dar apart elektros skydą, tai dar reikės atvažiuoti kažkuriuo metu atsivežti trimerį ir tą visą ataugusią žolę irgi nusipjauti ir tą vat visą apačią irgi praeiti ir tuos vat irgi ataugas visas kaip įmanoma pravažiuoti ir nusipjauti iš tikrųjų, nes žiauriai želia, atsiėmė atrodo iš gamtos ir vėl jinai pasiema atgal. Tai vat. O dar dėl vat šitos pavėsinės, čia buvo mintis iš tikrųjų kabinti ant mašinos ir ją nusitempti, nugriauti, bet pagalvojom ir kol kas jinai tegul stovi, kol kas čia sandėliuosim šiukšlės, kad jos nebūtų ant lietaus ir jos nepermirktų. Tai vat čia taip ar taip yra šiukšlynas, tai į tą šiukšlyną tempsim toliau šiukšlės, sandėliuosim, rinksim viską iš teritorijos ir bandysim išsivalyti. Tai vat, šiandien turbūt bus tiek. Patiko, žiūrit, spaudžiat laiką, dalinatės su draugais, rašot komentarą, o mes toliau vargstam ir toliau.